Kūrybotyra. Sveiki visi, džiaugiamės labai, kad vėl klausotės mūsų tinklalaidės Kūrybotyra ir čia už mikrofono vėl Milda Gaulienė. Augustinas Balaišis. Ir už pulto Jonas Matusevičius. Taigi, ką mes šiandien turim? Turim naują kūrybiškumo temą. Augustinai, ar pasiruošęs išgirsti, apie ką jis šiandieną bus? Pasiruošęs nesu, o išgirsti pasiruošęs esu. Gerai, tai pasiruošimas tada startuoja ir šiandien pakalbam tokia gan paprasta tema, bet kuri gali būti aktuali tiesiog daugelį žmonių, kurie susiduria su kūryba arba bando atrasti, kas juos įkvėptų ir kas sukurtų tam tikrą aplinką, kuri būtų truputėlį kūrybiškesnė. Tai tema skamba taip: kūrybiškumas ir tvarka. Ir pakalbėsim šiandien apie tą santykį tarp kūrybiškumo ir tvarkos. Ir pasinagrinėsim, ar tvarka, ar betvarkė, ar chaosas labiau įkvepia kurti, ar kaip tik struktūra ir taisyklės padeda tokį atrasti kūrybinį impulsą. Kaip atrodo? Kas tau geriau padeda? Aš tai esu urvinis žmogus, tai aš tikrai gyvenu netvarkoje ir gal kartais ir pagalvoju, kad visai neblogai gyventi būtų tvarkoje ir susitvarkyti, kartais ir tą ir padarau, bet labai dažnai manau, kad kūrybinio proceso dalis, bent jau man, yra ir ta tokia mano netvarkinga, kabutėse, tvarka. Tai va, čia toksai kūrybinis chaosas galima įvardinti, ne? Būna žmonių, kurie sako, pasakyk, kaip atrodo tavo darbo stalas ir pasakysiu, koks žmogus esi. Tai žodžiu, pagal darbo stalą kai kurie nustatinėja, bet šiandien panagrinėsim kelias tokias temas, būtent apie tą tvarką ir chaosą. Pagal tokią logiką aš svečių, ko gero, kviestis į namus negalėčiau. Vertinant pagal mano darbo stalą. Bet svarbu susirandi viską, ko reikia. Tenai. Taip, pats tikrai žinau kur kas. Tai vienas iš ties yra mitas, kuris apibūdina kūrybiškus žmonės ir sakoma, kad kūryba lygu visiškai chaosas. Neva taip kalbama apie menininkus yra, kad bohemiška netvarka, tai neva tai tam tikras tapatumas su menininku susijus. O jau tvarkingi žmonės tai yra biurokratai, o ne kūrėjai, kažkokie valdininkai. Tai turim iš tikrųjų šitą stereotipą gajų visuomeniai ir mes čia iš vienos pusės galim pasižiūrėti, kad tvarka irgi gali būti kaip kūrybos variklis. Kaip tu manai, kad tvarka įneša truputėlį į kūrybą to tvarkingumo ar truputėlį išblaško? Čia jau einam nuo stalo tolyn. Ja, bet reflektuojant dar į tavo tą patį pirmąjį pavyzdį apie tą būtent fenomeną kažkokio tai, nežinau, netvarkos, ar kaip tu įvardinai tą žodį? Netvarka ar chaosas. Chaosas toksai tai yra ar bohema, va. Tai yra tas vadinamas Berlyno fenomenas, užupio, galėčiau sakyti Lietuvoje fenomenas, kada atsikrausto žmonės į apleistus pastatus, tarkim, kažkada buvo užupis, tarkim, apleistas labai stipriai ir netgi Vilniuje sugirdėjęs istorijų, kad būdavo prestižas turėti Karoliniškėse 3 kambarių butą, kuriame elektra yra vanduo, nuotekos, o negyventi kažkur užupyje. Ir sugirdėjęs istorijų, kaip žmonės pardavė užupio savo butukus ar tam būstą, pavadinkim taip, ir džiaugiasi ir įsikraustė į miegamąjį rajoną. Tai iš šios dienos perspektyvos tai skamba kažkaip paradoksaliai, bet iš kitos pusės atvyksta į tokius rajonus menininkai, jie tenai įsikuria savo dirbtuves, kažkokias tai tapybos, fotografijos studijos, savo lipdymo, keramikai kokie nors kaip pavyzdys. Ir jie tenai gerai prisitrina, gerai apsitrina, gerai pritraukia, kaip sakant, daug tos, kaip tu pasakai, bohemos, ar ne, to veiksmo, įvairiausių festivalių, kažkokių tais kavinės atitinkamos, ar ne, parduotuvės teigiasi ir taip toliau, kažkokie renginiai vyksta. Ir galų gale turtuoliai tą dalyką pamato, ar ne, ir jie tada po truputį irgi nori, pamato, kad čia visai smagu, visai fainai. Ir iš tiesų pamato tą dalyką, kad mes irgi norim čia gyventi. Ir tada pradeda išpirkinėti
ar ne, tai reiškia išstuminėti tuos menininkus, kuriančius žmonės ir tuo tarpu jie atsikrausto. Ir tada tas rajonas, kuris kažkada buvo toksai pigesnis, toks labiau bohemiškesnis, jisai tampa tokiu atveju prabangesnis, toks prestižo reikalas, jau tokios tada fancy parduotuvės įsikūrė ir taip toliau. Ir kas iš viso to, ką galima sakyti, kad tada tie žmonės, kurie iš tenai išsikelia, jie vėl ieško tų vietų, tų rajonų, kur galėtų kurti ir vėl sukurti tą vadinamą, ar ne, tą atmosferą, vaibą, taip vadinamą. Ir vėl ta kelionė tęsiasi. Tai netgi esu girdėjęs, kad ir pats Berlynas yra suskirstytas, taip vadinkim, kaip laikrodis valandomis ir tas judesys, yra nuolatinis. Mhm. O tai tu pritartum, kad tada neva tai apriboja kažkiek kūrybiškumą standartinio daugiabučio 9 aukštas? Kažkada iš tikrųjų kažkokiame interviu Zemkausko, man atrodo, girdėjau pasakymą, kad jisai yra užaugęs miegamajame rajone ir tose laiptinėse ir tie kvapai keptuvių, prisvilusių blynų ten ar kažkokio tai aliejaus, jam yra artimi ir jisai kažkada sakė, kad jam iš tiesų joksai tenai tas, sakykime, ta vieta nelemia to kūrybiškumo, nes jisai jaučia, kad jam bet kokia vieta gali būti kūrybiška. Tai aš manau, kad taip, tai čia aš ir pats pažįstu tikrai dabar jau pakankamai išgarsėjusių Lietuvos, tarkime, menininkų, kurie yra gimę, užaugę, pavadinkime, vaikystę praleidę, paauglystę, miegamosiuose rajonuose ir jie tikrai dėl to nėra prastesni kūrėjai. Tai čia tikrai neįvardinam, kad kažkas prastesnis, jeigu yra iš miegamojo rajono. Taip. Čia mes turbūt grįžtam prie to, kad tvarka kaip tam tikri kūrybos rėmai ir čia keletas pavyzdžių, kad kūrybiniai metodai, tai tam tikri struktūra padeda sugeneruojant idėjas, kūrybinė rutina, kurią naudodavo dažnai rašytojai ir kompozitoriai, dizaineriai ir menininkai, jiem kaip tik padėdavo rasti tą tokį balansą tarp kasdienybės, buities ir kūrybiškumo. Ir mes galėsim keletą pavyzdžių čia paminėti, būtent kokie kūrybos tokie sudėliojimai į tą rutiną ir tam tikrus rėmus tvarkos padėjo tapti menininkam. Ir ta tvarka be abejo yra tvarkai nelygų. Vienam yra vienoks apibrėžimas tvarkos, kitam tas chaosas kūrybinis yra tikrai artimas. Ir kaip tu manytum iš šios pusės galvojant apie tas kūrybas ir tvarkas ir netvarkas, kada tvarka trukdytų kūrybai tavo manymu? Yra toks, kad iš asmeninės patirties, kada tau trukdo tvarka? Iš tikrųjų, kažkada klausiausi Baracko Obamos knygos, audio knygos biografinės ir jisai pasako, kaip rašydamas knygą, jam reikia įlysti į tam tikrą urvą, jam reikia tos aplinkos, tos netvarkos ir iš esmės pasakoja apie tai, kaip turi kažkokia tais šaltiniai atspausdinti, mėtytis ant stalo, puodelis nugertas, 1, 2, 3, kažkoks saldainių popierėlis ir taip toliau. Ir jisai jaučiasi labiau įsitraukęs į savo darbą, negu gyvendamas kokioje nors, nežinau, Worklando, ten kokioje nors atviros erdvės, švarios, prižiūrėtos, su iščiustytos kažkokioje tai, išvalytoje aplinkoje. Tai manau, kad ir aš esu toje pačioje stovykloje, kad man laboratorinėje aplinkoje, ko gero, galėčiau prisitaikyti, bet tikrai artimesnė yra toksai užsikuitimas. Tai čia panašiai užsikuitęs ir Einšteinas buvo, nes jo stalas ir darbo vieta visą laiką buvo pilna popierių, formulių, kavos puodelių ir jo net ta frazė buvo tokia paminėta, kad jeigu tvarkingas stalas rodo netvarkingą protą, ką tada rodo tuščias stalas. Tai žodžiu, grįžtant vėl prie stalo temos, tam tikras sisteminis chaosas yra kaip tokia inspiracija, bet kas galėtų trukdyti, būtent tai kūrybai iš tvarkos, tai per griežti rėmai perfekcionizmas. Tai tokiu atveju mes jau apsiribojam save ir nebeleidžiam nuklysti į tas kūrybinės lankas ir be abejo, kaip planavimas tampa atidėliojimu. Ir dar kai įrankiai yra svarbesni už turinį, tai sėdim laukiam kažkokio genialaus įrankio, kuris išspręstų tam tikras problemas, bet iš tikrųjų nuo mūsų visiškai tai priklauso. Esu buvęs toje stovykloje, kai galvoju, kad dabar nusipirksiu kažkokį tai įnagį, kažkokį daiktą ir tada tai jau tikrai viskas paeis, ta visa kūryba, viskas man pasiseks, jau tada pasieksiu ir taip toliau. Ir po to, kai tą pasieki, tą žingsnį, tą milestone vadinamą,
supranti, kad tai dėl to niekas nepasikeitė, nepagerėjo, nes vis tiek norint, kad kūrybiškumas įvyktų, reikia įdėti darbo, pastangų, reikia stengtis. Paprasčiausias palinkėjimas, ar ne, tai stenkimės, norėdami kurti. Taip, ir ta pastanga iš ties yra labai svarbi. Čia kartais mums atrodo iš šalies žiūrint, neva tai visiems kažkas lengvai pasiseka. Ir jis, žiūrėk, padarė kažkokį dalyką ir jam pavyko ir kažkaip lyg tai sklandžiai, bet mes nematom visų tų užkulsių, nematom, kas už viso to slypi. Tai čia keletas irgi pavyzdžių iš įvairių žinomų žmonių. Žinom, kad Murakamis rašytojas labai buvo tvarkos ir griežtos rutinos fanatas. Jisai keldavosi kiekvieną rytą 4 valandą, rašydavo po 5-6 valandas, tuomet griežtai prabėgdavo, praplaukdavo, vakare anksti miegoti ir jo būtent tas tvarka, kūrybiškumas kildavo jam ne iš įkvėpimo, iš tokio ritmo. Susidėliodavo savotiškas ritmas ir jam tas ritmas duodavo kažkokią struktūrą, tvarką, kuri leido jam kurti. Tai nėra taip paprasta žvelgiant iš šalies turėti tokią griežtą rutiną. Na, jeigu kalbant konkrečiai apie mane, tai aš prisipažinsiu vis tiek toje darbo aplinkoje turiu tokių tam tikrų niuansų ir pavyzdys, kad net ir per COVID, kada mes praleidom labai daug laiko prie kompiuterio, nepaslaptis praleidžiame šiaip labai daug laiko prie ekranų, tai irgi pagalvojau, kad reikia investuoti šiek tiek į savo darbo vietą, patogią kėdę jau turėjau, bet norėjau pakeliamo stalo, reiškia reguliuojamo aukščio stalo, tai įsigijau jį ir kartais tikrai yra visai smagu pastovėti prie savo darbo stalo dirbant. Taip pat irgi, turiu tam tikrą fetišą mechaninės klaviatūros, tai pavyzdžiui su savo nešiojamu kompiuteriu, ar ne, aš jaučiu, kad aš daug prasčiau suvedinėjau tekstą, daug prasčiau spausdinu, negu būdamas prie savo namų kompiuterio stacionaraus. Ir kada aš ten galiu klak, ar neklakinti ir jausti tą paspaudimą ir ganėtinai garsų. Ir turiu draugą, kuris man padėjo tą pasidaryti savo norimą klaviatūrą, būtent tokią, kokią noriu, ten kiek gramų pasipriešinimas, tai čia tokia atskira visiškai tema, bet taip, tai tokie tie vadinami įvesties renginiai, kaip pelytė, klaviatūra, ten monitorius, tai tikrai yra svarbus, tas stalas, ergonomika tokie, ta baziniai tokie dalykai, sakyčiau, tai taip, jie yra tikrai, svarbus. Šiandien netgi Jonas juokiasi iš dabar studijoje esančio mikrofono stovo, tai net ir stovas gali būti netinkamas. Taip, tai žodžiu, kartais verta tų palaukti reikiamų įrankio, ne? Taip, visiškai. Mūza atskrenda. Taip, ir tada, netgi tu gal labiau nori tada ateiti į tą vietą, nežinai, kad ten nepradės tau nugarą skaudėti, kad tau bus patogu, kad tu galėsi tą tekstą suvedinėti, kad ten papildoma, nežinau, ten skaičiukai klaviatūros ir taip toliau. Tai čia tokie mažmožiai, kurie galbūt ir, sakyčiau, ir žaidžia kažkiek tam, prideda tą 0 kablelis kažkiek prie to, sakykime, kūrybiškumo proceso arba bent jau prie tos įtraukties. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Realiai mes čia turim tokias 2 stovyklas. Viena vertus kūrybiškumui tvarka padeda, kita vertus struktūra kartais irgi padeda. Tai galima pagal savo būdą, pagal savo poreikius, pomėgius pasirinkti vieną arba kitą stovyklą. Ir mes turim keletą tokių kaip galim išnaudoti tą tvarką būtent kūrybiškumo skatimui. Apie chaosą turim vieną stovyklą, bet truputėlį apie tvarką. Tai galėtų būti struktūruotas laiko valdymas. Taip. Nusistatom tam tikrų laikų, darysim tai ir tai. Taip. Apsibrėžiam, nesižvalgysim į šalis, neturėsim jokių pašalinių kitų veiklų, darysim būtent, skirsim laiką tik tai tam ir susidaro sąlygos tam efektyviam idėjų generavimui. Taip. Puikus spyris į užpakalį, turiu kolegą profesorių, kuris irgi tą posakį naudoja, pirmiausia suvalgyk varlę, tai pačius nemaloniausius darbus atlieka iš pat ankstaus ryto, pačius nemaloniausius elektroninius laiškus atrašo, ten susitvarko pačius nenorimiausius, netrokštamiausius darbus ir tai tikrai jam padeda. Šitą aš irgi propaguoju. Tas irgi puikus dalykas, lygiai taip pat irgi kažkokį nusimatyti terminą, vadinamą deadline, kada tu turi įvykdyti tą darbą ir kartais man netgi padeda, kada tiesiog susitariu su kažkuo, kad aš ateisiu kažką parodysiu ir jau suprantu, kad jau sutarta, nors dar niekur neturiu, bet jau tada yra tam tikras užsibrėžimas, kad trūks plyš, turėsiu iki to termino padaryti, įgyvendinti kažkokią tai kiekį to darbo arba pilnai jį įgyvendinti.
Tai va, nusibrėžkit laiką, įsispirkit savo, įsignypkit, nusistatykit žadintuvą ir gali padėti. Dar vienas iš tokių tvarkos metodų, tai irgi kūrybinių ritualų įsivest galit. Pavyzdžiui, susigalvot kažkokį savo tinkantį, kuris suteikia jums stabilumo ar kokio saugumo, nežinau. Tai gali būti smilkalą pasismilkot ir aplinkoje kvapas kažkoks suteikia inspiracijas, galima muzikos užsileisti. Žodžiu, galima nusistatyti tam tikrą laiką, vėl čia su laiko apribojimu, bet čia kalbama apie dienos metą, kur kaip ritualas tampa prieš pusryčius nuveikia tai, ir tai tampa kažkokiu kūrybiniu ritualu. Dabar mes gyvename tokio dopamino visuomenį, kada mes turime save, norime save apdovanoti. Tai mano tokia mini dovana savo už kažkokį įvykdytą darbą, tai yra puodelis kavos. Skanios kavos, ten kokią aš mėgstu ir, pavyzdžiui, toksai paprastas dalykas, ar ne? Kitas dalykas gali būti kartais ir, nežinau, koks nors saldainis, bandelė, obuolys. Daug tokių sprendimų ir ne kaip save apdovanosi ir taip toliau. Esu girdėjęs, kad kiti kankina save, nežinau, ten negerdami vandens, nevalgydami pietų, neįtami į tualetą, tikėdami, kad tai padės greičiau ir geriau įgyvendinti tą atliekamą darbą. Čia tas apribojimas, pasidaro savo priverstinio apribojimų, kad ne va tai kūrybiškumą labai iššaukta. Kiti dar baudžia save irgi ten neina, nerūko. Dabar rūkyti praktiškai nebereikia eiti ir net tu gali veipinti vietoje, bet iš esmės tai irgi ten apriboja save, kad dabar, va, tarkim, netrauksiu to veipo ir tada jau tenai atliksiu tą darbą. Tai čia tokia irgi gaunasi, kažkokia savikontrolė, ar ne, ir tokie prisivertimai, nes mes tų distrakcijų turime tikrai labai, labai daug ir, sakyčiau, sudėtinga šiandienėme pasaulyje išlaikyti tą dėmesį, koncentraciją ir būti, tiesiogiai įsitraukusiam į būtent kūrybinį procesą. Tikrai taip. Dar vienas iš pavyzdžių, kaip kūrybinė erdvė tampa kaip kontrolės priemonė. Tai tiesiog ne vienas turbūt esat girdėję apie Marie Kondo organizavimą ir tvarkos guru, kurios pagrindinė mintis, kad tvarka gali padėti nuraminti mintis. Čia matyt, be abejo, Einšteinas jei nesutiktų su savo chaotiška visa aplinka darbinė, bet reikia tiesiog pasijausti, kaip kam kas tinka. Tai vat, jos nuomonė, kad kuo mažiau detalių aplinkoje, kuo mažiau trikdžių, tuo labiau ramios mintis ir galima susitelkti į procesą kažkokį mąstymo. Dabar, kaip paskaitai, prisiminiau, yra toksai testas internete, nemokamas berods, charakteris.info, kur galima tiesiog pasižiūrėti, kokiam asmenybės tipui priklausai. Tai aš jau sprendžiau per pastaruosius gal 6 metus, berods 3 kartus ir visus 3 kartus gavau tą patį asmenybės tipą. Čia tas raidžių kombinacija. Taip. Ir paaiškėjo, tarp tų klausimų tiksliau pasirodė man ganėtinai keista, bet ten irgi buvo apie darbo vietą, apie tą stalą ir apie tvarką. Tai pažymėjau, kad esu ten tas, žodžiu, susikuitėlis didelis. Taip, bet įkvėpimas nedingo. Ir be abejo, tada kūrybinių procesų struktūravimas dar vienas kaip iš metodų. Mes čia kiekvieną kartą savo tinklalapės laidoje paminim po vieną kūrybinį metodą, Taip. Kuris gali padėti. Tai gal ir judam prie jo, kokį turi šiandien paruošęs. Tai toksai, ko gero, pats paprasčiausias ir tinkantis ir rūkantiems, ir nerūkantiems, ir gerintiems tiek kavą, tiek arbatą. Tai yra pomodoro technika. Tai jeigu naudojatės ar Android ar Apple telefonais, galite prasisiųsti programėlę, kuri vadinasi Pomodoro, ar ne, tai ikonėlė yra pomidoriukas. Ir ten yra laikrodis, laikmatis, kurį tu nusistatai ir gali susireguliuoti, kiek nori tų vadinamų užėjimų, kiek tų raundų turėti ir kiek turėti pertraukėlių, tokių atsikvėpimų arba kažkokių tokių, distrakcijai, tarkime, pažiūrėti kažkokį YouTube video, paskaityti laišką ar tiesiog daryti ne su savo pagrindiniu darbu susijusi dalyką bei veiksmą. Tai tas Pomodoro iš tikrųjų atrodo toks, kaip parsisinti, tai visiškai buka programėlė, atrodytų nieko, tokio ypatingo nėra, bet iš kitos pusės, kai pagalvoju, kad tai duoda tam tikros disciplinos ir, ne paslaptis, kad ir, tarkime, programinės įrangos, mobilių, išmaniųjų telefonų programinės įrangos kūrėjai, jie kurdami turi vieną iš pagrindinių tikslų,
kaip mus išlaikyti, kaip mūsų dėmesį išlaikyti kuo ilgiau, kaip mus įtraukti, ar ne, ir padaro tas ikonėlės labai patrauklios, labai ryškias, spalvotas. Iš tos programėlės nėra taip paprastai išeiti, reikia paspausti kelis kartus tą mygtuką back atgal, ar ne, ir daug tokių triukų, gudrybių prigalvoti tam, kad mus išlaikyti. Ir ką dėl to dabar daryti mums, tai sugalvoti, kaip su to kovoti. Tai be pomodoro dar technikos, bent jau irgi apie tas distrakcijas arba tokį, irgi bent jau kaip save pozicionuoja, būtent irgi šitos programinės įrangos kūrėjai, tai kad jie nuasmenina arba tiesiog iš ikonėlių, mums gerai žinomų, ar ne, ikonėlių, programėlių ikonėlių, pakeičia tiesiog į paprastus pavadinimus. Tai reiškia, kad tu nebematysi tos rožinės, tarkim, Instagramo arba mėlynos Facebooko ikonos, bet matysi tiesiog paprastų šriftų užrašytą programėlės pavadinimą, kuris bus visiškai toksai nepatrauklus ir nekviečiantis tave ją atsidaryti. Tai va, tai šiaip ne tik apie pomodoro techniką šnekant, ar apie tą vadinamą, būtent programų, tarkime, ikonėlių uždėstymą, pagalvokite, kas jūs labiausiai blaško ir kas yra jūsų priešas numeris 1, kas yra didžiausias jūsų priešas. Tai kiekviename išmaniajame telefone taip pat galite pasižiūrėti, kiek dienos metu jūs kartu atsirakinote savo telefoną. Kiek laiko ir kokiose programuose, kiek minučių ten praleidote. Ir mane iš tikrųjų labai išgąsdino, iš tiesų labai išgąsdino tą statistiką, kurią aš pamačiau apie save ir galvoju, wow, kaip viskas blogai yra. Tai pradėjau dar daugiau domėtis, dar viena iš tokių technikų yra, tai miegamajame neturėti televizoriaus, kompiuterio ir nesinešti išmanio telefono. O kad atsibustumėte ryte tinkamų laikų, naudokite žadintuvą. Seną gerą, rėkiantį. Taip. Labai geri patarimai. Ir tada aš vieną tokią pabaigai metodiką, pavadinimas gal nieko nesakys, Exquisite Corpse, bet čia yra iš siurrealistų judėjimo kilus tokia metodika, kurią galima panaudoti ir rašant, ir piešiant, ir net gal mes galėsim kažkada išbandyti savo podcast'e. Tai žodžiu skamba paprastai kolektyvinė metodika, kai susisėda ir dalyvauja keletą žmonių. Ir jeigu naudojant rašymo metodu, tai tarkim vienas žmogus parašo sakinį, čia kaip pavyzdys katė su papūrusia riesta uodega. Ir kitas žmogus pamato tik tai paskutinį žodį uodega. Ir nuo šio žodžio pratęsia istoriją. Ir toliau kitas žmogus vėl mato tik tai vieną paskutinį žodį ir taip tęsia. Ir gauna vieną tokį bendrą, smagų, kartais labai juokingą, kartais netikėtą pasakojimą. Tai čia rašant galima šitą metodiką tai pritaikyti, piešiant taip pat. Lapą suskirstoma į 3 dalis. Tai viršus, vidurys ir apačia. Ir kiekvienas žmogus užima tik tai vieną lapo dalį ir piešia. Ir tada atidengia pabaigoje ir parodo, koks bendras piešinys gavosi. O mes podcast'e turbūt galėtume panaudoti, kad 20 sekundžių vienas kalbam ir išgirstam, kitas tik tai paskutinį žodį ir pratęsiam pasakojimą. Čia toks galėtų būti eksperimentas. Reikia su Jonu pasikonsultuoti, kaip čia tą padaryti. Gerai, tai ką, turim keletą metodikų, turim tvarkos, turim chaoso ir rekomenduojam kiekvienam pasižiūrėti, kas pagal būdo savybės, pagal aplinką, pagal situaciją geriausiai tinka, tai susikuiskit arba susitvarkykit. Bet palauk, Milda, tu dar nepapasakai apie save. Aš čia dabar kažkaip jaučiuosi, aš čia išsipasakau, tu tyli, tai o kokia tu esi? Mano tai stalas, aplinka yra, kaip čia, tvarkingas chaosas. Aš turiu įvairių aplinkui pridėtų daikteliukų, kurie man primena ką nors, sudėtų atvirukų, kažkokių keistų užrašų, tada prisektų ženkliukų. Ir man jie tam tikrus prisiminimus kelia, nes yra arba padovanoti žmonių aplinkinių brangių. Ir aš juos pasižiūrėjus turiu kažkokias istorijas ir prisiminimus, arba kartais tiesiog būna juokaujam, susidėliojam kažkokius juokingus vizualus naujus, sukuriam arba užrašus, arba frazes, jos tampa lipdukais ir tada vėl kažkokia istorija už to slypi. Tai man visai patinka tos smulkios detalytės, kurios aplinkui supa. Jos turi savo vietas, bet jos sukuria tam tokią įvairiaspalvę, margaspalvę aplinką. Bet ar sunku valyti dulkes?
Dulkės, jų visada bus, nelabai prasistumda ir išvalai. Bėda ta, kad nėra tinkamos spalvos stalo ar stalviršio spalvos, kuri maskuotų dulkės. Nei baltas, nei juodas, nei pilkas, ant visų dulkės išlenda ir išiškėja. Bet reflektuojant į tavo pasakymą, būtent kaip tavo darbastalis atrodo, tai man tokia blyksnis grįžimas į vaikystę. Ir aš prisiminiau, kaip skaičiau Tomo Sojerio nuotykius ir dabar tiksliai neprisimenu, kokia ten buvo situacija, bet ten buvo kalba apie tai, kaip buvo atidarytas stalčius ir tame stalčiuje buvo turtas. Tai buvo to berniuko kažkoks tai turtas, nors lygiai taip pat ir Pepė Ilgakojinė turėjo tą savo turtą, tai čia ko gero daugelis rašytojų. Tai čia mes visi, man atrodo, turim to turto. Aprašo, bet tame stalčiuje buvo laikomas tas turtas ir ten, kaip ir tu sakai, tas akmenukas, kažkokia tai ar peiliukas, ar moneta, ar kažkokia suglamžyta šiukšlė, ar gal saldainio kokia nors pagaliukas, ar ne, ar ledų pagaliukas, prisiminimas, ką tai reiškia ir taip toliau. Ir tai kiekvienam žmogui turi kažkokią tai nuorodą į tam tikrą istoriją, į tam tikrą prisiminimą ir tam tikrą prasme tai, kaip yra pasakymas, vienam žmogui tai yra šiukšlė, o kitam tai yra turtas. Taip, akmenys pas mane garbingą vietą, netgi turi namuose. Oi, tai su akmenim, tai čia yra Amerikoje ne viena istorija, kaip buvo prekiaujama ir uždirbtas ne 1 milijonas, tiesiog priklijuojant prie akmenų tas wiggle akis ir iš to buvo uždirbami didžiuliai pinigai. O jeigu galėtum tu susikurti savo idealią darbo vietą ir nebūtum ribojamas, sakykim, finansiškai, kokioje šalyje tai būtų? Klimatas, pavyzdžiui. Šilta, tik tai, kur šilta. Tik tais, kur šilta. Aš kažkaip visai esu ne žiemos žmogus, tai man, kai prasideda pavasaris, aš visą laiką pagalvoju, kaip aš pratempiau čia tą žiemą. Tai žodžiu, man saulė tokia turi varomosios jėgos priduoda, tai tikrai šiltas, vaizdingas koks nors peizažas labai padėtų. Aš irgi galvoju, kad man galbūt tas peizažas, net nežinau, ar labai svarbus, gal svarbu būtų patirti tą ryto, pietų ir vakarų saulę. Gal netgi norėčiau tokią vietą turėti, kur būtų toks kaip iškišulys pastate, kur būčiau apsautas saulės praktiškai nuolatos visą darbo dieną. Bet aišku, tokiu atveju tada nelabai galima būtų dirbti su kažkokiais tais, su vizualika, su grafiniu dizainu, su video montažu. Bet tada vėl norisi ir ne tokio kitokio dalyko. Taip. Tai lobiai ir stalčiuose, ir ant stalų, ir kūrybiniuose procesuose tikrai padeda. Ir mes kiekvienas galim tokių rasti ir netgi siūlyčiau paieškoti ir negalvoti, kad paprastas daiktelis yra tik tai kažkoksai šiukšlė ar niekniekis. Tai kągi, baigėme šį kartą savo pasikalbėjimą apie tvarkas ir netvarkas. Ir susiklausysime kitais kartais. Tikėkime, kad jūs klausote ir randate kažkokio įkvėpimo, o mes pasiruošę jums jo suteikti. Tai pasakojo ir įkvėpimų dalinosi Augustinas Balaišis. Milda Gaulinė. Iki kitų susiklausimų. Viso geriausio. Ate. Kūrybotyra.